Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eterėje laida Lietuva tiesiogiai ir studijoje šiandieną Živilė Pinskuvienė, naujoji darbo partijos pirmininkė. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs vakar buvote išrinkta partijos pirmininkė. Kaip apskritai ta jūsų kandidatūra atsirado šiuose rinkimuose? Lik ir ne tie asmenys pradžioje buvo įvardinami. Iškėlė skyriai. Dar prieš keletą mėnesių buvo paskelbta, kad skyriai turi siūlyti kandidatus į partijos pirmininkus ir mano kandidatūra tarp 10 irgi buvo. Ir jūs iš karto sutikote, kai jums pasiūlė? Kai man pasiūlė būti tarp tų 10 kandidatų, aš sutikau tenais būti. Kodėl sutikote? Kodėl, sakykime, manote, kad jums reikia imti šios atsakomybės? Tam, kad darbo partijai skyriam žmonėm būtų pasirinkimas platesnis, nes labai aiškiai matėsi, kad kai kurie mūsų rimti partijos vyrai traukėsi tada, kada pats sunkiausias momentas yra partijai. Išsigando, kitaip sakant. Nepavadinčiau tai, bet vyrai atitinkamų momentų parodė atsitraukimą. Kaip Jūs manot, kodėl patikėjo jumis šiuose rinkimuose? Nežinau, man sunku labai atsakyti šiandien į šitą klausimą, nes iš tikrųjų aš pati to nesitikėjau. Nes lygiai prieš savaitę laiko būtent tarybos posėdėje aš įvardinau, kad jeigu Seimo narys vienmandatininkas Valentinas Bukauskas kandidatuos, aš atsiimu savo kandidatūrą ir niekam net nebūtų kilę klausimų, kad Valentinas Bukauskas būtų tapęs partijos pirmininku. Bet jis tikrai paaiškino savo svaris priežastis, kodėl jis dabar šiuo metu negali būti. Jis tikrai neatsitraukė, jis tikrai padės, jis tikrai yra, mes ir vakar su juo kalbėjome ir šiandieną. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko ir pasitraukus Valentinui pasilikome mes su Rolandu Janicku, Ukmergės meru. Ir dar sekmadienį atvažiavusi į Kėdainius, į tą areną, ypatingai po garbės pirmininko, sakykime, pranešimo ar sveikinimo kalbos, aš tikrai supratau, kad aš einu vardan demokratijos, kad būtų žmonėm pasirinkimas, kad tikrai nebūtų renkamas iš vieno asmens. Ir tikrai tokio pasitikėjimo žmonių nesitikėjau, partiečių. Garbės pirmininkas Viktoras Uspaskichas, kaip reagavo jūsų išrinkimą? Jūs kalbėjote su juo prieš suvažiavimą arba po suvažiavimo? Ne, prieš suvažiavimą aš tikrai su juo nekalbėjau ir tikrai labai senai su juo kalbėjau. Gavau tik tai pasveikinimo žinutę. Bet toje žinutėje buvo, kas, sakykime, nežinau, kad palaikys jūs... Sveikinu, tai buvo netikėta. Ir tiek? Taip. Ir po to mes turėjome trumpą pokalbį. Ir ką jis jums sakė? Sakė, kaip čia atsitiko, jis net nežinojo, kad aš buvau viena iš kandidačių į pirmininkus. Tai jį nustebino, reiktų suprasti. Tai, kad jūs Galima sakyti taip. O jūs jo palaikymą turite? Nežinau, neklausim. Bet aš turiu partijos narių, aš turiu skyriaus palaikymo, be abejo man svarbi ir garbės pirmininko palaikymas yra svarbus. Bet aš taip suprantu, kad jūs šiek tiek norėtumėte atskirti partiją nuo Viktoro Uspaskicho, kai nuolatos, sakykime, tie du dėmenys būdavo siejami tarpusavyje. Be abejo, mes turim suprasti, kad darbo partijai negali vadovauti nei 2, nei 3 asmenys. Partijoje yra pirmininkas vienas. Ir yra jo komanda, kuri bus labai greitų metų suformuota. Garbės pirmininkas yra garbės pirmininkas ir toks jo statusas. Bet partija yra jo kūrinys. Lygiai toks pats ir mano kūrinys, aš lygiai tokį patį steigėją ir mūsų daug tokių žmonių, kurie esam steigėjai šitos partijos, kurie nešim po trupinėlį, dirbom, darėm ir turim šiandien dienai, ką turim. Turim pačią stipriausią suformuotą struktūrą. Taip, įvyko toks momentas, kada įvyko lūžis ir turime tik 2 Seimo narius. Bet nieko, pasižiūrint ir į kitas partijas, ir 10 metų valstiečiai, ar kelias kadencijas ir su vienu Seimo nariu, ir nieko, ir pakilo iš tos duobės. Nieko, yra žmonės, yra tikinti žmonės. Aš suprantu, kad jūs labai taip kovingai nusiteikusi ir ta prasme prisiemate tą atsakomybę. Aš labai darbingai nusiteikusi. Kovoti aš tikrai neturiu su kuo, neturiu prieš ką ir nenoriu. Gerai, bet
Kaipgi buvo sureaguota į jūsų išrinkimą pačioje partijoje, tai ilgamečiai partijos nariai, taip labai nevienareikšmiškai reagavo. Iš partijos pasitraukė iš karto po jūsų išrinkimo ir Vytautas Gapšys, ir Seimo narys Valdas Karbarius, ir Žemės ūkio viceministras Saulius Jakimavičius, ir buvęs partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, ir Dangutė Mikutienė. Visi tie, kurie buvo labai aiškus partijos veidai, vardai ir taip toliau. Kaip jūs tai aiškinat? Valentinas Mazuronis kaip lengvai atėjo, taip lengvai ir išeina. Su Vytautu Gapšiu aš šiandieną kalbėjau ir aš manau, kad Vytauto Gapšio yra karštas būdas, jis turi žemaitiško kraujo, tikrai kiekvienas žmogus yra svarbus ir mes su Vytautu šiandien kalbėjom, tai tik tiek. Taip, bet tai nereiškia, kad jisai grįžta į partiją turbūt, ar ne? Jūs tik pakalbėjote ir tiek. Mes su juo šiandieną kalbėjome. Tai kaip jisai sureagavo į tą pasakymą jūsų pačios per suvažiavimą, kad Vytautas Gapšys turi sustabdyti narystę organizacijoje, kol nepasibaigė problemos su teisėsauga. Jūs tai pasakėte, ar ne? Be abejo, tai yra suprantama, tai yra normalus procesas. Tai vyksta visose partijose. Jeigu yra pareikšti įtarimai, ar bet kas susijęs su teisėsauga, bet kuris partijos narys, ar tai partijos vadovybės galva, ar atstovas iš vadovybės, ar eilinis partijos narys, tai turi padaryti. Sustabdo narystę, susitvarkė ir sugrįžta. Ir aš net nebejoju, kad Vytautas Gapšys šiuo atveju susitvarkės su mano asmeniškai nuomonė, su išpūsta žiniasklaidos, išpūstų šito burbulo, atėjo ant balto žirgo. Bet jis reagavo štai tai, bandoma manimi tik prisidengti tam, kad jūs pati pasirodytumėte skaidri. Taip jisai komentavo tą jūsų pasisakymą. Gerbiamo Vytauto Gapšio yra pasisakymas, jo komentaras. O kaip jūs tai suprantate ir kaip jūs tai vertinate? Aš vertinu kaip jo pasisakymą. Nemanot, kad tiesiog savo rankomis kūrėte, jeigu ne priešą, tai bent jau konkurentą? Nes tie žmonės, kurie pasitraukia iš partijos, kaip tarkim Dangutė Mikutienė, kalba apie kažkokius visuomeninius judėjimus ir dalis tų atsisijojusių partijos narių gali kažką kurti savo arba prisijungti prie kitų, kaišioti pagalius į ratus ir taip toliau. Tai jūs supraskite, būtent po šitų nesėkmingų rinkimų labai daug kas apie tai kalbėjo, apie visuomeninius judėjimus, nes būtent artėjant savivaldos rinkimams, sakykime, žmonėm tai yra patrauklu ir apie tai diskutavo daugelis. Tai aš manau, kad šis momentas tai yra kai kam prisidengti, tam, kad išeiti iš partijos, kad nebūtų išdavikai, perbėgėliai ar bėga iš skęstančio laivo, jie prisidengia tuo, kad Živilė Pinskuvienė išrinkta partijos pirmininkė ir pabėgo iš to laivo. Ar jūs manot, kad jeigu partijos pirmininku būtų išrinktas kitas žmogus, ne jūs, tokios pačios reakcijos būtų buvusios? Nežinau, aš negaliu atsakyti. Šiandien yra taip, kaip yra. Nes jums vis tiek tam, kad jūs galėtumėt normaliai vadovauti, dirbti ir taip toliau, reikalingas palaikymas, ar ne? Taip. Ir štai tie žmonės, kurie iš esmės, turbūt buvo savotiškas stuburas partijos, jie dabar vienas po kito su tam tikrais pareiškimais apie jūs ir jūsų asmenį pasitraukė. Žinokit, mūsų partijos stuburas yra partijos skyriai. Jeigu partijos skyriai neparodė stuburo, todėl kad su jais buvo nesiskaitoma, rezultatą mes tokį turim, kokį turim. Turime tik 2 Seimo narius ir neperžengia 5%. Tad stuburą gali parodyti tik skyriai. Tad man reikia labai aiškiai susiformuoti komandą, susiformuoti pavaduotojus, susiformuoti prezidiumą, skyrius įtikinti, kad skyriai yra svarbiausia, ten dirbantys žmonės, nes jie suneša po trupinėlį tos procentus, kur paskui mūsų ponai Seimo nariai išeina, tada kaip jiem yra blogai, jie meta, palieka žmonės, palieka skyrių, palieka 20 000 partijos narių ir jie pabėga. Tai yra apmaudu tik tiek. Jie tai žmonėm kartais pasinaudoja. Gerai, koks jūsų planas dėl šios partijos yra apskritai? Mano planas yra dabar išsirinkti darbingą pavaduotojų komandą ir darbingą prezidiumą. Pati asmeniškai važiuosiu skyrius, aš noriu pasikalbėti su žmonėm. Žmonės, jeigu balsavo, žmonės tiki manimi ir aš net neabejoju, jūs darbo partiją pamatysite. Valentinas Mazuronis taip pat kalbėjo, kaip jūs dabar kalbate. Bet tai reikėjo dirbti su skyriais, ne vien tik tai su vadovybė. Jūs manot, kad jis nedirbo?
Jisai dirbo. Bet Nepakankamai. mano darbo metodai yra kitokie. O kokie? Mano yra kitokie. Aš gal turiu daugiau patirties savivaldoj, kur yra tiesiogiai kontaktas su žmonėm. Žinai, ko žmonės nori, žinai, ko žmonės tikisi. Mano metodai šiek tiek kitokie. Jūs Tai taikysit rezultatai parodys. Kažką panašaus kaip savivaldoje taiko, tarkim, masinis valymas, dėl ko, sakykime, dabar savivaldybėje vyksta teismai. Tai norėčiau pakomentuoti šitą dalyką. Būtent Širvintų savivaldybėje ir teismas netgi pasisakė, ta reorganizacija, būtent aš kaip tiesiogiai išrinktas meras, kurie pateikiau, jinai yra teisėta ir nėra fiktyvi. Vadinasi, aš vykdau vyriausybės pavedimus mažinti valdininkų skaičių, kurie yra išlaikomi iš mokesčių mokėtojų. Toliau visa reorganizacija vykdo administracija. Ir jeigu administracijoje teisininkai, specialistai kažką netaip sudėlioja, vadinasi, išlindo tos spragos. Bet vėlgi, žiūrint teisininkam ir iš teisinės pusės, na žinot, aš irgi sunku komentuoti teismo sprendimus, bet šioje vietoje irgi išvelgiame politikos, nes būtent vienos partijos atstovai, kurie mūsų rajone 12 metų buvo toje valdžioje, nuo tėčio, mamos iki visų sustatyti ir jiem net nereikėjo mokėti dirbti kompiuteriu. Tai aš manau, irgi čia yra tam tikras veiksmas ir politinis. Tai čia kokią partiją turite omenyje ir ką konkrečiai, apie ką kalbate? Tai buvo valstiečių kandidatai. Valstiečių žmonės. Jūsų manimų dabar visą tai, ką jūs darote, tai tiesiog yra pasiekmė tos susiformavusios struktūros, kuri daugelį metų, kaip jūs sakot, buvo ir tas bandymas ją išardyti, štai viskas nuėjo iki teismų. Taip reiktų suprasti, ką jūs sakot. Gerai, jeigu grįžtume prie partijos, na vis tiek jūs esat pakankamai nevienareikšmiškai vertinama, ar ne? Sakykime, ir viešoje erdvėje, tie patys valymai, ką aš paminėjau, jie vertinami visaip, taip pat, sakykime, tas, vat, ir ponas Gapšys jums priminė balsų pirkimo skandalą. Na, turite šios savotišką kažkokį tai šleifą ir štai dabar einate vadovauti partijai ir sakote, kad turite metodus, kaip sakykime, sutvarkyti situaciją. Sunku patikėti gali būti. Tai jūs manęs ko klausėt? Dėl kalinių balsų pirkimo, tai jūs puikiai žinote ir buvau jūsų laidoje, kad man niekada jokie įtarimai nebuvo pareikšti. Aš nedalyvavau jokioje byloje. Tai žiniasklaida suformuota nuomonė, teisingai, ją pakeisti sunku. Teismai parodo visiškai ką kitą. Jeigu visiškai nekaltus žmonės, be jokio teismo sprendimo, be jokių kaltinimų, be nieko pašalinę iš Seimo, tai aš manau, kad dėmė yra ne man, o dėmė yra Konstituciniam teismui. Gerai, ką jūs pirmiausia ketinate daryti? Po to, kai suformuosite komandą, nuvažiuosite į skyrius, pasikalbėsite su žmonėmis, kokia yra ta jūsų programa maksimum šiuo atveju, kaip pirmininkės? Pirmiausia, jūs supraskit, kad man tai yra visiškai netikėta. Šiandien yra antra diena, man tikrai yra ir vidinis, normalus, žmoniškas stresas, nes aš nesitikėjau, neformavau, negalvojau. Aš šiandieną pradedu viską dėliotis, nes būtent esu nemokamose atostogose pasiemus tam, kad susiformuoti, susidėlioti, man reikalinga komanda. Su komanda mes turim sėsti, susidėlioti strategiją. Tada galėsim kalbėti apie ateities planus, bet pagrindas mums yra savivaldos rinkimai. Bet ir kažkokius tikslus keliate ir savivaldos rinkimus darbo partija rajonuose pasirodys labai puikiai. Tai tikslas yra geri rezultatai savivaldos rinkimuose. Taip reiktų suprasti, pirminis tikslas. Pirminis tikslas, taip. O jūs savo kaip pirmininkai kokius keliate reikalavimus, tikslus? Na, tarkim, jeigu jums kažkas nepavyktų, ar jūs prisimsite atsakomybę? Aš visą laiką prisiemu atsakomybę. Niekada nebijau prisipažinti, kad klydau ar buvau neteisė. Aš toksai esu žmogus. Tai kokius jūs tikslus savo keliate kaip pirmininkai? Kad komanda manim patikėtų ir kad rinkimų rezultatai būtų patys geriausi. Atiduosiu visas jėgas, visą save. Ar jūs ketinate tartis su Viktoru Uspaskichu dėl tam tikrų dalykų? Ne. Kodėl? Nereikia tartis, o ką tartis? Su skyriais reikia tartis, su partijos nariais reikia tartis. Garbės pirmininkas visą laiką galės atvažiuoti, pasakyti sveikinimo kalbą, palaikyti, uždėti tą toną.
Tai tiek. Tai ačiū Jums už pokalbį, sėkmės. Ačiū. Dėkui. Šį pokalbį taip pat galite matyti ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.